Treneri, tokios rungtynės 0-0, bet iš esmės progų buvo ir viena ir kita pusė, galėjo būti ir 2-2, ir 3-3, ir kažkurios komandos pergalė. Kaip jūsų akimis atrodė šį dvikovą? Jūs visiškai teisus. Aišku, smagu sugrįžti po tokios pertraukos į savo namus, į savo stadioną, tik tai apmaudu dėl to, kad nesugebėjom savo sirgaliam nesugebėjom padovanoti pergalės. Tai, kaip jūs ir minėjot, tai, sakyčiau taip, galbūt, jeigu įvardint rungtynės, tai neišnaudotų galimybių rungtynės, nes rezultatas 0-0, bet, žinot, manau, kad tie, kurie atėjo į stadioną, jie nenusivylė, sakykim taip, dinamika rungtynių ir gausa momentų. Tik, aišku, yra realizacija ir gaila tai, kad ypač kas galbūt mes pirmam kėlinį daugiau turėjo momentų, varžovas antram kėlinį daugiau turbūt turėjo momentų, bet esminis dalykas jo galbūt toj paskutiniai fazėje prie varžovų vartų, galbūt momentais, kada mes turėjom gerus šansus, galbūt pritrūko šiek tiek ramumo, tikslumo, bet manyčiau tai, kad kažkur tai galbūt momentais perskubėdavom ir nepavykdavo užbaigti to momento įvarčio. Ir aišku, galbūt antram kėlinį mes galbūt per daug suteikėm galimybių priešininkui, kas liečia žaidimą atakoje. Tai vat. Pirmajame kėlinyje pakankamai tvarkingai tvarkytis gynyboje, antrajame kėlinyje jau būdavo momentų, kada Dainava atrodo jau greitų metų muš įvartį arba tas įvartis bręsta. Gustas po rungtynių sakė, kad gal komanda šiek tiek pavargo, kaip manot, kokios buvo priežastys, jog antrajame kėlinyje galbūt varžovai daugiau erdvės turėjo atakoje? Vėlgi galbūt varžovai turėjo daugiau erdvės atakoje, nes mes šiek tiek aukščiau palipom ir prašėm savo žaidėjų per pertrauką, kad jie spaustų, kad jie žaistų aukščiau, kad didesnės gausos būtų prie varžovų baudos aikštelės. Ir tai yra normalu, kada ypač kuomet prarasdavom kamuolį, o žinom tai, kad jie viena iš geriausių komandų yra Dainava, išeidinėjant į greitus išpolius ir turi labai greitus atakuojančius žaidėjus. Tai šitas vietas, jeigu, kaip jūs ir minėjot, pirmam kėlinį pavyko nuo to apsisaugoti, antram kėlinį kažkur tai galbūt per didelis noras daugiau sutelkti dėmesį į ataką mums padarė Meškos paslaugą. Varžovo treneris taškų pasidžiaugė, jūsų stovyklai tas taškas tenkina ar noris daugiau? Vėlgi, aišku, mes norėjom daugiau Telšiuose, bet šiai dienai rezultatas yra 0-0 ir aš manau, kad šiandien žiūrint iš rungtynių, tai dėsningas rezultatas.